Sveiki visi, kaip sako Račkauskas. Taip kad sveiki draugai, sveiki dar kartelį. Visi žiūrintys laidelę Žvejo kelias su Richardu. Nu ką draugai, Nemunas, hebra, Nemunas. Mes vėl bandome Nemuną. Šį kartą atvažiavome žemiau Jurbarko. Gal 40 km, čia kažkas tokio. Net nežinau, kaip čia ta vieta vadinasi. Vienu žodžiu, dambas. Bandome dambas. Kas įdomiausiai, toksai keistas jausmas apima, kai atvažiuoji prie dambų ir nematai nei vieno žvejo. Tai toks vidinis aš kužda, kad karščio čia niekas nepagauna. Pravažiavau kelias vietas. Vienur sustojau, kitur sustojau. Mačiau žvejų, su vienais pakalbėjau, su kitais, hebra, niekas nieko nepagavė. Tiesiog, pabandysim, pasėdėsim, aš jau net nežinau, kur važiuoti. Ten žemyn iš vis nenoriu, į patį žemupį trenktis jau. Tiek to. Pasibandom čia, jeigu ką, blogiausiu atveju mes tiesiog pervažiuosim dar į kitą vietelę, pabandysim dar kitas dambas. Kaip sakant, nepabandęs nesužinosi, taip kad einam, sėdim, bandom, gaudom. Šios dienos jaukas pas mus bus Big Bream Italicso. Naujiena šių metų. Ir dar 1 kilogramas, 2 kilogramas. Ir Italicso žali džiūvėsėliai. Praviniojam. Pradžiai pilame vandenuką. Gerai įsimaišom. Antram blekinimui naudosime Sensaso karamelę. Čia taip pusę buteliuko pas mane lygia. Praskėsim su vandeniu. Šliukš, bukš, saldus, skanu karamelė. Plius stambi frakcija. Gal ir ką nors pagausim. Tarpudambis yra pati idealiausia vietoje žvejybai. Aš jums taip pasakysiu. Kodėl? Todėl, kad labai lengva surasti, kur žvejot. Ta prasme, tarp dambų yra palėtėjimas srovės. Ir už dambų, kur baigėsi dambos, prasideda srovės pagreitėjimas. Tai idealiausia žvejyba vyksta visą laiką būtent ne toj vietoje, kur labai švelnus toksai vandenukas be srovės. Atrodo gundančiai, bet praktika rodo, kad tai nieko gero. Visą laiką reikia mesti į srovės pagreitėjimą, nes labai gražiai matosi. Srovė eina ir čia taip ramu. Ir į tą tarpą vos kažkiek tai į srovę, kad užneštų ir atsitrenktų. Ir atsirastų į tam tokiam nei ten, nei šan, nei ten, vienu žodžiu. Tai tą dalyką labai paprasta pamatyti. 60 gramų su vėlomis. Atoras padidinto tūrio šėryklėlės, uždaro tipo. Jau aš gaudžiau liuksovas variantas. Srovėje tai labai gerai. Ir ką, užsimetam ir pasižiūrim, ar mums 60 gramų laikys. Kvailas oras, saulė pro debesis kažkiek tai šviečia. Pilna srovė. Laikyti turėtų. Nes mes labai užkabiname mažai tos stipriosios srovės, o čionais tarpudavį nėra srovės visiškai ir mūsų paskendęs valas ten, ta prasme, įtakos šėryklai neturi. Nes visą laiką srovė pučia ne šėryklą, o srovė pučia jūsų valą, ištemptą valą. Kuo daugiau valo po vandeniu, tuo stipriau jisai yra veikiamas ir prisijungia šėrykla ir tada pradeda tempti šėryklą. 60 gramų. Komfortiška žvejyba. Taip, jaukinimą hebra pradedam. Sliekai.
ne per stipriausiai apkarpome sliekus, kad būtų įvairių gabaliukų, ir didesnių, ir mažesnių. Ta prasme, į teirelę, į skystį visiškai nepaverčiam, nes mums reikia, kad sliekas dirbtų ant dugno. Kad jis judėtų tenais, raitytųsi ir kviestų tą žuvį. O kvapui suteikti mes duosime matiliuko. Pakarpysime. Žodžiu, lengva tokia slieko frakcija bus ant dugno. Ir kvapas, kraujo kvapas ir ugnies atšvaitai, kaip sakant, bus nuo matiliuko. Ir viskas labai techniškai gražiai bus pateikta ant dugno, nes uždara šėrykla, bekrentant, labai mažai jauko atiduoda. Ir niekas mums jos nenupūsto, mūsų jauko, to mūsų skaniestų visų pateiktų ant dugnelio. Matot, net sliekiukai keli išlindę yra gabaliukai. Šiaip frakcijos nereikia bijoti ant dugno patiekti, jeigu normaliai karščio yra, tai tikrai nėra problema, kadangi jisai vaikšto didžiuliais būriais. Ir kad ten vienas kitas pasimaitins truputėlį jūsų pateiktų masaliokų kažkokį, tai tikrai konkurencijos didelės kabliai nebus. Bet vėlgi, čia yra išskirtiniai atvejai, kitą kartą būna karščio mažoka. Ir va, tada su jaukinimu jau reikalai, kaip sakant, jeigu jisai pavienis, jeigu jūs ten privertėt dzikų, celų, stambios frakcijos įvairios ant dugno, nu ką jis atėjos, nem, miau, ir nupjovė kažkur kitur. Bet kada karštis užeina būriu, tada konkurencija ir jie stengiasi kuo greičiau maitintis ir čiupti, griebti tą didesnį masalą, kurį jis pateikė ant kablio. Tokia paprastas pamokėlės, kaip sakant. Iš praktikos. Visi jokių žuvies išėjimų, net plėšrūnų nesimato. Nėra gerai. Nu, kad plėšrūno čia prie pat nėra, tai gal ir gerai, nes kitą kartą būna, jisai stovi šalia būrelio ir gąsdina žuvis. Kada plėšrūnas ant taško atsistoja, ten pagal baltą žuvį jau krūva reikalų, kaip sakant. Nes jos ten nėra, tai sprunka iš savęs. Dirbam, hebra, 10 šėryklų. Normaliai, pateikėme iš karto taip. Drūtai. Taip, draugai, ką mes imam? Mažesnis kabliukas 0,11. 0,11 pavadėlis. Kabliukas 12 numerio. Toks ant starto, kaip sakant, kitiem gal ir atrodys labai jokingai, čia mano pasirinkimas, tas 0,11 ant karščio. Patikėkite, kartais būna karštis labai noringas ir netgi 0,11 neima, jam reikia 0,10. Paskui turi žaisti, atidirbinėti, bet įmanoma ištraukti. Kada jisai maitinasi kaip išprotėjęs, tai ten nusispjauti, ten ir 0,2 gali pavadį dėti, bim bamis, ten čiumpa, griebia, beleką, belekai, kovoja dėl to maisto. Bet visada, kaip sakant, kad nenusivilti, reikia visada pradėti nuo plonesnio pavadėlio.
vien tam, kad susipažinti, ar ten iš viso kas nors nori jį valgyti. Jeigu žuvies yra, jeigu būtent karščio yra, jisai pradeda maitintis normaliai, tada galima nevargti su tais plonais pavadžiais, galima storintis. Ir vėlgi tada žiūrime, kas vyksta. Jeigu pasistorinus pavadėlį neima, va tada ką? Ką mes darome? Vėl ploniname. O jeigu įman storą, tai kam ten vargti su to plonu, kaip sakant. Toks startinis paketas, kuris tikrai patinka visiems. Visai žuviai toks malonumas tinka. Nes mane dar truputėlį karpyto nedaug likę, porą išliklėlių užteks paduot. Ir vėl mes pasikarpysime. Raudoną temą šiandieną vystome, sliekas matilis. Baltos dar nejungiame. Jeigu niekas nekips, nu tai bandysim. Dzikelius pakarpėti. Kastariuką turiu. Pabandysim tą, pabandysim aną, vienu žodžiu. Vat ko ir blogiausio, ko ir tikėjausi, va tas ir yra chebra. Graži, didelė aukšlė. Didžiulė. Nu bet, ne su tokiais įrankiais aukšlę gaudyti. Ne su tokiais įrankiais. Gerai, ką mes darome. Kabinsim sliekus. Labai tikėkimės, kad sliekam truputį kablys per mažas. Nu, pradžiai pabandom. Kelis mešlinukus mukti. Aukšlė tikrai jau neturėtų teoriškai kabintis. Uždedam slieką, galą nugnybėm, kad tai tų syviai sultis kviestų žuvį. Zink, zink. Kol kas tokį vidinioką padarysime. Ne per dideliausią, kaip sakant, porciją. Ir uždarysim raudonų dzikelių. Nemaža porcijykė. Sliekai smulkus. Jeigu ir šitą mum aukšlę kapos, mes tiesiog dėsim stambius sliekus. Negelis aukšlis. Aukšlys, negerys. Nu ką, dabar labai tikimės, kad jau mums leis palauk bent tas 3 minutės. Iš karto neatsiliepė. Matomai išsigando to tokio krabo krentančių. Viskas, jis jau ten 100% ant dugno guli. Ir dugno žuvį kviečia su savo tais visais. Žuklės prekės žvejakelias.com. Žuklės prekės žvejakelias.com. Internetinė parduotuvė. Subalansuota fideliai žvejakelias.com. Kiek mes duodam savo laiko? 2 valandas. 2 valandas sėdim, gaudam, žiūrime. Jeigu mes nepagaudam stambios žuvies, vyniojam meškerės, važiuojam kur nors link Kauno ir dar kur nors nugriūsim taip ant vakarinio, kaip sakant, porai valandų. 12:52. Pats vidudienis. Wow, mačiau vieną išėjimą karšinį. Bet taip toli. Ohoho, labai toli.
Sakykime, net ne per vidurį, o antroji pusė, link Ano kranto, link Rusijos. Nu va, mes jau išlaukėme visą sesiją be jokio tirpirpirė. Bet kol kas mes nedarysim ilgų išlaukimų, tiesiog mojuosim, įdirbinėsim tašką. 27 minutės jau kaip gaudome. Nieko. Gal reikės bandyti gaudyti tai, kas juda, kaip sakant. Aukšlę gaudyti, nu, su tokiu įrankiu nedidelis kaifas. O, chebrytė. Pirmoji žuvis. Pažiūrėkit. Susigrūdo viską, ką įmanoma į burną. Plakiukas ir pastapienės bėgia. Irgi toks nerštinukas. Atsidėjau sąžiningai valandą laiko su sliekais, a dabar užsidėjau 2 dzakelius. Mukt, visai simpatiškas plakis. Nu ką, čia plakius galima šifiliuoti, aš jų čia pagavau 13 galvojau, tiksliau sakant, 1 aukšlė ir 12 plakius. Skritai, informacijos pas mane chebra daug dabar šiuo momentu, daug. Galiu pasakyti sąžiningai, kur nekimba. Tos informacijos turiu va tiek. Nu ką, draugai? 2 valandas atgaudėme 16 žuvyčių. Kelios kojas, pagrindas plakis, 3 aukšlės. Nėra čia stambios žuvies. Pakojo meškerės važiuojam iš čia. Nu ką, draugai, pervažiavom. Randamės visai netoli Raudonės. Arčiau Kauno, kaip sakote, arčiau namų mes po truputėlį. Ten nepasisekė. Šiaip pasirinkau tokią vietą, čia pakankamai jinai labai gerai žinoma žvejam vietelė yra ir kartais būna Eldorado, tiesiog karšinis Eldorado būna, bet pasirinkau tokią vietą, ant stipresnės srovės truputėlį, nelindau grinai į įlanką. Labai tikiuosi, kad galbūt pavyks pagauti kažkokį šapalą bent jau. Šapalą, koją stambesnė. Nežinau, kaip bus su karšiu, aš jau nebeprognozuoju. Kaip sakant, dabar jau čia taip viskas tik tai laimės dalykas. Kai pamačiau, kad sužinojau, tiksliau sakant, kad jie neršia, nu tai gal vienas kitas praplauks. Nu ką, einam, sėdim, bandom, žiūrim, gaudam. Na, kaip sakant, timtų švadžių ir vėl iš pradžių. Vėl ta pati muzika, kaip ryte, niekas pas mane čia nesikeičia. Vieta nauja. Iš karto prajaukinimas vyksta. Įmam slieką, pavasaris sliekas, tai tikrai bombytė yra, jis reikalingas, be slieko aš niekur nevažiuočiau. 80 su vėlom lyg ir stovi, tai kaip ir neblogai. Ten buvo 0,11 pavadėlis, o dabar 0,10 sudės. Nu, bet ant starto reikia pabandyti. Toks mano mylimiausias, populiariausias masalas. Ne tai, kad mylimiausias, tą matiliuką vargas, bet jisai toks pakankamai efektyviausias, sakykime, žuvis. Būna momentais, kad jis visiškai neveikia. Bet būna kitą kartą, kad matilio neturi ir Malboro, kaip sakant.
Nu ir mūsų pirmoji žuvis. Kojytė. Ne visiškai mažytė. Gerai, maža. Oi, tu sese, kam tu čia taip įsegiai? Iki šiknos, atsiprašant. Ate. Eik, skūskis tėčiui mamai, tegul ateina čia su to kabliu. Išsiaiškinti. Nu, greitas patikrinimas dar vienas, su matutais viskas aišku. 2, 3 zikeliai. Jeigu kojos yra, tai čia toks patiekalas tikrai tiks. Pamojosim, paplevesosim, pavargsim, užsidėsim slėgus ir pabudėsim. Nesuprantu, kad čia pasikeitė srovė. Straksi dabar. Sustojo. Sunkint šėryklą, 100 dėt. Nustovi. Fantastika, geras oras. Kaip ir reikėjo tikėtis, ant zakelių turim aukšlę. Žodžiu, tos bet tai kokia aukšlė, nu, hebra. Man asmeniškai pati skaniausia lietuviška žuvis. Stora, didelė Nemuno aukšlė, bomba. Ūsiukais pasidabinusi spalvotais. Taip, supratom, kad mums zakelio dėti nereikia. Nu ką, kaip sakant, pažaidėm užtenka. 1,5 valandos. Kolektyvas, jokio džiaugsmo, absoliučiai. Dar kelias tokios žuvytės, viskas. Kojytės, daugiau kitokios žuvies nepagavau. Nežinau ką daryti. Gal reikia tiesiog baigti savo pasirodymą, užtenka. Pabandėm porą vietų. Šiuo metu šitose vietose ne veltui nėra žvejų, nors jos pakankamai populiarios yra. Žuvies nėra, dėl to žvejų nėra. Tai va, kol kas toks liūdnas filmas. Kitą kartą, chebra, važiuosime tada, kur kimba. Labai tikiuosi, kad sekantis filmukas bus žymiai įdomesnis. Nu, nieko nepadarysim. Pavasaris toks dalykas. Tai va, kol kas tiek, draugai. Neižvyno jum ne uodegos. Pakojam meškerės, vyniojam namo. Iki kitų susitikimų.